Rimtai? O tai šitaip iš pirmo karto, ne? Iš karto? Ne iš trečio. Iš trečio. Turbūt, neaišku, iš tikrųjų. Iš trečio, ne? Neaišku. Rimtai turi vaiką? Du turiu. Ir kiek kitą metų? 2. 3 žmonės, 2 vaikus. 2 metai. Aš sakyčiau, tau nebereikia į tą studiją. Ką? Nes, nu, vat, 17,5 metų, tu tipo pastojo, tai jūs gimė 6 mėnesių. Jūs, nu, kaip, tai vėgi po vienmečiai. Tai gimė 6 mėnesių vaikas. Nu, viskas normaliai. Birželio mėnesį. Tai tai turi būti. Man tai skamba iš šono, taip nemoku pasakyti. Jau 11. Išjungia šviet, kaip man dabar nagus nusipirkti? Nu, va, miegam. Gerai, tai jūs jau užauginote inkubatorių. Ne. Jūs jam sakėte, kad jis inkubatorių užaugo, nu 6 mėnesių vaikas. Kodėl 6 mėnesių? Nu, jeigu tau buvo 17,5, jis gimė birželį, tai vaikui 6 mėnesiai buvo, kai jis gimė. Ne, negali. Politiką pašneka. Politika, už ką tu balsavai? Ne, viskas normaliai čia gaunasi. Ai, ne, man buvo tada... Jau kita istorija. Atsiprašau, nes nebuvo 17,5. O kiek buvo? Nežinau, paskaičiuok. Buvo 17. Gali atsiminti ar negali? Su biškiuku. Tai kada jūs ten... Su čiučiuku. Ant kokio šieno jūs ten mylėjotės? Kokiam plate? Per kokių karvių? Rugsėjis buvo. Sakai? Nelogiška? Logiška, viskas labai gerai gaunasi. Tai ant kokio šieno? Ką žinau? O jie tai gimė pirmas kartas? Ne. O tau? Taip. O pirmas jai... Pirmas ir labai fainas, iš karto su pabaiga. Laiminga pabaiga. Laiminga. Laiminga pabaiga atėjo prieš ateinant laikui. Ir birželį atėjo dar laimingesnė pabaiga. Dar laimingesnė pradžia. Naujo laimingojo gyvenimo. Naujo laimingojo. Nuo kurio aš pabėgau į Vilnių. Taip. Maladės. Nepabėgau, aš pailsėt, žinai, patostogauti. Ilgalaikės atostogos. Tai žmona kur par... O ten jisai sutiko savo Tai gyvas tikrą sėdis. aistrą. Ne žmona. Šiaip. Nepalikau žmonos. Nes O tu ją vedei? Ne. Nevedė? Ne. Jinai šiaip augina tavo vaiką. Jo. Aha. Ir tu išvažiavai į Vilnių tada. Nu, mes auginom ir aš dar prisidedu labai daug prie to, aš labai dažnai grįžtu. Ir aš tikrai daug su juo matuosi, aš baigsiu studijas ir turbūt dar daugiau matysiu. Tai Laurai, tu viešiem parodysi? Jo. Nu, dabar mes su dabartinė motina, tai mes nekaip jau sutarėm. Nu, sutarėm, bet... Kai tu visai Lietuvai paskelbė, kad aš čia turėjau metus tokios geros, atsiprašant, o paskui nusprendžiau, kad man nebereikia to ir susiradau naują meilę. Sorry, Vilma. Jo, Vilmutė, mūsų vaikas nuostabus, bet tu man nereikalinga. Sorry. Bėgu čia sorry, tu įsivaizduoji, su kokiu jinai kočielu tau užvažiuos su šitą sorry? Tai ne, gal neužvažiuos. Neužvažiuos? Gal neįkels. Gal tu pratingi, Ai, su kočelu, tai fetišistiškai. O, pasirodo. Man patinka, kai mane kočioja gerai. Ką? Man patinka, kai mane kočioja, jo, gerai skamba.